Klaipėdos universitete atidarytas modernus psichologinio konsultavimo centras. Jame bus teikiama psichologinė ir psichoterapinė pagalba Klaipėdos universiteto ir miesto bendruomeniai. Klaipėdos universiteto studijų prorektoriaus profesoriaus dr. Mindaugo Rugevičiaus teigimu, psichologinio konsultavimo centre bus sprendžiamos įvairios problemos. Konsultavimas, pagalba studentams, visų pirma studentams, bet mes sakom universitetų bendruomeniai. Kaip minėjo centro vadovė, 5% būna ir dėstytojų. Bet dėstytojai čia kreipiasi nedrąsiai. O studentai kreipiasi ir tai nėra, kaip kartais galvojame apie psichologus, kad čia sprendžiamos kokios tai egzistencinės problemos, ar ten jau žmogus yra gili depresija ir panašiai. Tai gali būti kasdienio gyvenimo problemos. Tai yra netgi nelaiminga meilė, šeimos problemos, arba tiesiog, o galbūt jau noras mes studijas ir atrodo, kad jau čia neturi jos prasmės ir panašiai. Užsienį labai įprasta, net ir dėl smulkių problemų konsultuotis. Pas mus dar nėra taip labai įprasta, bet laikas eina ir vis didėja tokių besikonsultuojančių. Bet mes galvojam, kad mes išplėsim tas savo paslaugas ir miestų bendruomenė, jeigu bus norinčių. Bet aišku, kad jau miestų bendruomenė mes bandysim, kaip dabar įprasta sakyti, kad tai būtų konkurencinga kaina, bet tikrai tai nebus nemokamai. Centras atliks konsultacinę ir edukacinę funkcijas. Juo naudosis naujos magistrantūros studijų programos konsultavimo psichologija studentai. Psichologinio konsultavimo centre sumontuota moderni audiovizualinė technika, videokameros, garso įrašymo įranga, įrengtos jaukios konsultavimo erdvės, vienpusės stebėjimo pertvara. Psichofiziologijos laboratorijos įranga skirta laboratorinių darbų atlikimui, psichologiniam testavimui. Šis centras praplėtė prieš 10 metų įkurto psichologinės pagalbos centro funkcijas, todėl jame teikiamų paslaugų racionas itin platus.